Brazdeikis. Jis baudos aikštelės kampu galiausiai įsiveržė į baudos aikštelę, provokuoja Childress'o pražangą ir pelno pirmuosius rungtynių taškus. Bet čia Mantas Šernius Vaidui Leliugui minėjo, kad 48... Siekiant pakovoti dėl pergalės. Francisko į baudos aikštelę ir jo prasiveržimai varė į neviltį pirmoje dvikovoje Jonava. Panašu, kad gali varyti ir antrosiose rungtynėse. Bet koks Silveno Francisko, koks verpstės judesys, nuostabiai. Blizniukas prameta iš po krepšio. Brazdeikis šiek tiek pramiegojo Blizniuko kirtimą, bet nepataikė ukrainietis iš po krepšio, Laurynas Birutis iš viršaus. 4 iš 4 Žalgirio dvitaškių. Ir žinai, pirmo... Briutonas ir pirmajame, va čia prieš Butkevičių pataikė labai daug sudėtingų metimų. Čia dar vienas Biručio dėjimas. Čia Brazdeikis sudėtingas, dvitaškis žaidžia 1-1 prieš Bogdaną Blizniuką, Jonava atkovoja kamuolį, perdavimas Venskui ir Igno Brazdeikio blokas Erikui Venskui greitos atakos metu. Ir Vitalijus Zotovas sužaidęs košmariškas pirmasis rungtynes. Jis užbaigė su -7 naudingumo balais, dabar savo pasirodymą pradeda. Laiko dar pakankamai daug, Ulanovas prieš Jarupauską. Nusimeta perdavimą Metui Mitchellui, Edgaras Ulanovas ir Mitchellas smeigia tolimą metimą. Kitas žmogus yra Metas Mitchellas paskutinis kelis mėnesius. Priėjimo trajektorijos jis tiesiog nesitikėjo. Sirvydis turi erdvės ir Kauno Žalgiris. Čia Francisko vos pasirodęs aikštėj. Čia galiausiai atliekantis perdavimas Zotovui, jo mestas kamuolys neliečia lanko. Pleikys buvo per plauką nuo šio sezono gražiausio metimo. Bet viskas baigėsi Žalgirio taškais greitoje atakoje. Francisko žaibiškai keičia judėjimo kryptį ir paleidžia taiklų tolimą metimą. Dar 2 taškai. Giedraitis, Sirvydis. Koks paslėptas Deivido Sirvydžio perdavimas Alenui Smailagičiui. Ir Augustai 3 iš 4 turimų komandinių pražangų. Jonava 3 iš 3 tolimų metimų, o čia trečiasis kėlinys ir Žalgirio pradžia be Silveno Francisko. Su Giedraičiu ir Butkevičium startuoja Andrėja Trinkieri, čia Edgaras Ulanovas. Atrodė, kad pametė kamuolį iš rankų, bet pametė jį Bryantui Dunstonui. Praeitose rungtynėse 4-ąjį kėlinuką Žalgiris pradėjo labai užtikrintai ir 3-ąjį kėlinuką jam dar neįpusėjus pradeda Kauno. Dunstonas suranda Ulanovą, dar porą gražių perdavimų ir Ignas Brazdeikis smeigia tolimą metimą. Ulanovas baudos aikštelėje laisvam Brazdeikiui, šis smeigia dar vieną tolimą šūvį ir Mantas Šernius nebeatlaiko. Žalgiris nutolsta 21. Ir Žalgiris surinko 18 taškų per 5 minutės be Silveno Francisko. Čia irgi įspūdingas faktas. 21 tašką renka Žalgiris. O čia tas išsikeitimas, kuris, baudė labai Jonavos Cibet komandą pirmajame mače. Arnas Butkevičius 4 iš 4 tritaškių šį vakarą. Arlauskas atakuoja Sirvydį ir bandymas atlikti perdavimą baigėsi dar viena Jonavos klaida. Sirvydis kabina kamuolį Biručiui. Vongas prieš Modestą Bobraitį. Ir suklumpa ten Modestas Bobraitis ir Aizėja Vongas įsirašo taškus. Tik 2 Žalgirio komandinės pražangos per visą kėlinuką. Jų net neprireikė Andrėja Trinkieri auklėtiniams tam, kad jie atitrūktų 25 taškų skirtumų. Net ir Aizėja Vongas įėjęs, trečiojo kėlinio. Nerado perdavimo variantų Deividas Sirvydis, žaidžia 1-1 ir viskas baigėsi jam sėkmingai. Realistiškai sieks pergalės, o kiek jų galvose jau kirbės mintis apie seriją dėl 3 vietos. O čia nuostabus Silveno Francisko perdavimas. 4 iš 5 trečiajame kėlinuke. Iš ties, kaip ir sakiau, Augustai, rankos gali pradėti svirti, o